Sveiki visi, kas esate Klaipėdoje, šiandien jungiuosi iš Vilniaus pas jus. Tai labai smagu, kad mes susitinkam šiandien ir aš jums noriu papasakoti labai realų keisą, inovacijų agentūros keisą, kaip mes sugeneravom milijoną peržiūrų be papildomų resursų. Tai greičiausiai, kas vystot savo verslus, tikrai dažnai galvojat apie tai ar ne, kaip pasiekti savo tikslinę auditoriją, kaip atrasti tą sėkmės paslaptį ir kaip sugeneruot dar didesnį matomumą. Tai realiai per praktiką, per projektą, kurį vysčiau pati, aš jums papasakosiu, kaip visa tai atrodė ir galbūt pasiimsit šį pavyzdį jūs ir išbandysite taip pat sėkmingai. Tai papasakosiu šiek tiek konteksto, nuo ko čia viskas prasidėjo. Tai aš prisijungiau prie inovacijų agentūros beveik prieš metus, jau dabar birželio mėnesį. Ir pirma mano užduotis, kuri buvo, tai sukurti ambasadorių programą. Tiek vidinę, tiek išorinę. Ir kokios tos ambasadorių programos yra. Tai vidinė pas mus orientuota į mikroklimato kūrimą, o išorinė į tą išorinę komunikaciją ir milijoninių peržiūrų generavimą. Tai iš tikrųjų buvo mano pats pirmas darbas inovacijų agentūroje ir iš tikrųjų neatsitiktinai. Aš jau prieš ateidama dirbti į inovacijų agentūrą dirbau reklamos agentūroje pavadinimu Caption, kurioje tikrai mes jau išbandėme ambasadorystės formatą, išorinės ambasadorystės formatą ir žinojau tą reikšmę ir svarbą, žinojau, kokius rezultatus generuoja mūsų tuometiniams klientams ir tiesiog atėjus į inovacijų agentūrą pasidalinau šią žinią, kad turėjau tokios patirties ir mano tuometinė vadovė jau sakė, kad gerai, viskas, pradedam su šita programa kuo greičiau. Tai atėjau į inovacijų agentūrą, aš žinojau, kad mes turim tokią ambasadorę Romualdą, kurią greičiausiai gal kas ir pažįstat asmeniškai ar pamatę esate ne kartą LinkedIn platybėse, tai Romualda mūsų yra ryškiausia kelrodė žvaigždė ambasadorystė, jinai jau šiandien dienai jau turi nebe 18 000 sekėjų, o virš 19 000. Tai labai iš tikrųjų įdomu, norėtųsi jūsų paklausti, kas sekate, jeigu aš matyčiau ar ne jūs šiuo metu, bet dėja to nepavyks. Tai tikiuosi, kad ją žinot, sekat, pažįstat. Tai matėm mes Romualdos komunikaciją ar ne inovacijų agentūroje, kokį tai efektą kuria ir supratom, kad tiesiog to nebeužtenka. Tai savo 5. darbo dieną aš prisistačiau kolegoms, kurių yra virš 300 inovacijų agentūroje, tai šiek tiek įtampos ir jaudulio buvo, nes manęs niekas nepažinojo, bet kokių sulaukėm reakcijų, tai tikrai kolegos rašė, pritrenkė kaip greitai ir giliai Vaida įsitraukė. Labai smagu, kad prisijungiau prie komandos, pasidžiaugė, kad užsikurs tiek vidinė, tiek ta išorinė ambasadorių komunikacija. Na ir aišku, klasiškai, kaip visi grafikos dizaineriai, viena kolegė pasidalino iš karto mūsų brandbuko spalvomis, kurias galėtume naudoti mūsų darbdavio įvaizdžio ir darbdavio komunikacijoje. Tai kolegos tikrai susidomėjo ir aš tikėjausi, kad jų ten prisijungs bent gal kokį 5 žmonės, kad mes kartu galėtume komunikuoti. Tai iš tikrųjų aš per tą pristatymą dar kartą pajutau, kad turiu tą aplinkos palaikymą, galiu veikti ir viską darau teisingai ir tiesiog tapau jau pati šio projekto ambasadorė. Tai gal šiame pranešime ir kalbėsiu daugiau pirmuoju asmeniu, nes taip iš tikrųjų mes ir skatinam inovacijų agentūrai tą projektų savininkiškumą ir labai didelę atsakomybę. Tai ką turiu šiandien? Tai šiek tiek atsispyriau nuo 23 metų statistikos ir paėmiau sausio-vasario duomenis, ką sugeneravo viena Romualda, nes kaip ir minėjau, kai atėjau, tai buvo vienas žmogus, kuris komunikavo apie darbdavį, ne apie pačią organizaciją, mes
organizacijos komunikaciją vystom per inovacijų agentūros kanalus, Romualda tik pastiprindavo, bet ką jinai sugeneruodavo, tai mes turėjom per šiuos 2 mėnesius 170 tūkstančių peržiūrų ir tokius skaičius jinai pasiekė parašydama 22 įrašus. Ir kodėl aš šituos skaičius jums rodau, tai dėl to, kad galėtumėte ar nesuprasti, jeigu jūs užsiimate mokamą reklamą ir leidžiate tam tikrus banerius Facebook'e, Instagram'e ir panašiai, tai daugmaž iš savo patirties galite ar ne nuspėti, kiek kainuoja reklamos paleidimas, bet mums investuoti į reklamą nereikėjo, investavo tik Romualda savo laiką ir sugeneravo tokias peržiūras per 23 metus. Ir kas įvyko, kai mes 24 metais paleidome tokią stiprią ambasadorystės programą viduje, prisijungė 40 žmonių, jie per mėnesį talpino nuo 1 iki 6 įrašų ir mes sugeneravome kartu virš 500 milijono peržiūrų. Ir šiandien dienai aš dar kartą pasikėliau tą mūsų statistiką, nes jau šiandien mes turim 24 metus birželio mėnesį, ar ne? Tai šiek tiek jau tų peržiūrų padidėjo ir jau mes turim sugeneravę daugiau negu 750 peržiūrų per šį laikotarpį, nors pati ambasadorių programa šiek tiek pristabdė savo veikimą kovo mėnesį. Tai ar visą tai lengvai pavyko, ar ne, nes matom skaičiai įspūdingi, tai aš iš tikrųjų jums papasakosiu, nors aš mėgstu tikrai statistiką, ją galima pamatuoti ar ne rezultatus, bet aš mėgstu ir procesą, tai šiek tiek papasakosiu jums apie priešistorę, nes tikrai ne viskas tai buvo paprasta. Tai labai svarbu sustoti šitoje vietoje ir noriu jums paminėti, kad mes inovacijų agentūroje turėjom tokias dvi ambasadorystės, 2 LinkedIn ambasadorystės laidas. Viena iš jų tęsėsi 23 metų Liepą ir gruodį, o kita startavo 24 metų sausį ir kovą. Ir dabar, ką mes veikiam, tai dabar jau tokios intensyvios programos neturim, mes tik palaikom komunikaciją, bet aš noriu jums papasakoti apie tą keisą, kur jau tikrai pasiraitoję rankovės mes darbavomės. Tai kaip atrodė ta eiga pačios pirmosios laidos? Tai aš pakviečiau kolegas prisijungti, jie registravosi, susitikome, turėjome individualias konsultacijas ir nuolat teikiau jiems grįžtamąjį ryšį, nes aš buvau šio projekto šeimininkė. Tai kaip atrodė tas kvietimas? Jeigu auditorijoje yra žmonių, kurie galvoja apie tokios programos paleidimą pas jūs organizacijoje, beje, aš noriu priminti, kad nesvarbu, kiek pas jūs dirba darbuotojų, jeigu ir esate net vienas savo versle, ar turite 300 darbuotojų, tai tikrai galite visą tai pritaikyti ir pradėti. Tai kviečiu, galite tiesiog nusifotografuoti šitą skaidrę, tai taip atrodė mano kvietimas. Tai buvo iš tikrųjų net ne 5 darbo diena, o 4 darbo diena, kai jau kolegas bandžiau užnorinti tą ambasadorystės viziją ir pasidalinau tiesiog registracijos anketa, bet tai buvo kvietimas į vidinių ambasadorių klubo veiklą, o vėliau aš juos kviečiau ir į išorinių. Tačiau kokį mes tą tikslą neturėjom su šita programa, nes daryti be reikalo to tikrai nereikia. Tai mano pagrindinis tikslas ir buvo per šitą laikotarpį nuo Liepos iki gruodžio kolegas užnorinti naudotis LinkedIn, užnorinti auginti kontaktus ir užnorinti pradėti komunikuoti. Nes tikrai visi atėjo su labai skirtingu savo tokiu momentu LinkedIn komunikacijoje. Tai pavyzdžiui, mes ir neturėjom Romualdą, kuri turi 19 tūkstančių sekėjų toje bendruomenėje, ar ne? Ir turėjom tokių kolegų, kurie išvis net nežinojo, kaip atrodo tas LinkedInas, nes jie net neturėjo paskyros. Tai vat per šitą pusmetį mano tikslas ir buvo, kad kolegos inovacijų agentūroje kalbėtų apie tą LinkedIn ambasadorių klubą, tuo pačiu susikurtų paskyras, naudotųsi jomis ir pradėtų komunikuoti. Tai kaip atrodė ta projekto komunikacija, tai mes susikūrėme Teams kanalą, kuriame reguliariai dalinome savo turiniu publikuotų, tuomet visi vieni kitus palaikydavom, organizuodavau reguliarius kasmėnesinius susitikimus ir turėjom individualias konsultacijas. Nes tikrai, ar ne, mūsų vadovės agentūros jau konsultuoti per daug nereikėjo, jinai dalinosi savo patirtimi, tačiau buvo tokių kolegų, kur tikrai mes kartu atsisėdome ir susikūrėm tą paskyrą ir viskas su tuo buvo tikrai gerai ir tuomet jau jie išaugo šitą drabužį.
Kokius turėjom susitarimus, nes bet koks projektas tikrai nepraeina be susitarimų, kad jisai gerai veiktų, tai mes tiesiog susitarėm, kad palaikysim vieni kitus ir dalinsimės savo turiniu Teams kanale ir tuomet jau visi keliausim į tą įrašą, palaikysim ar reakcijom, ar komentarais, kaip visiems patogu. Tuomet susitarėm, kad visa susitikimuose aptarta informacija yra konfidenciali, nes tikrai tie susitikimai kartais tapdavo net juokaudavom tokiais tarsi savipagalbos grupės susitikimais, nes tikrai ten mes dalindavomės tokiais jautriais pamąstymais ar ne, kad šiek tiek nedrąsu rašyti, ar kažkam bus įdomu ir panašiai. Tai mes tiesiog susitarėm ar ne, kad apie tai, ką mes dalinamės, tai visa tai liks ir grupės rėmuose. Ir dalinomės feilais. Tai tikrai patikėkit manim, tų feilų buvo, gal jie nebuvo kažkokie gran dideli viešai erdvei, bet tai buvo gran dideli pačiam žmogui. Ir tikrai buvo situacijų, kuomet tam tikros žinutės buvo viešinamos dar šiek tiek ir nesuderinus su grupe ar su mūsų stakeholderiais, kad ir kurie jie būtų. Tai tiesiog jau tada tekdavo koreguoti situaciją, bet tai tikrai nebuvo didelis komunikacijos kažkokios krizės, o tiesiog tai buvo tokie vidiniai žmonių feilai, kurie norėdavo tiesiog paskui visą tai įgyvendinti geriau. Ir kokie tie KPIs, nes ar ne, bet koks projektas be KPIs negali išgyventi, tai iš tikrųjų jų nebuvo. Jų nebuvo ir kodėl jų nebuvo šitam pirmam cikle, tai mes iš tikrųjų juos nusistatėme individualiai. Tai kaip minėjau, vienų buvo tikslas susikurti paskyrą, kitų galėjo būti tikslas susirinkti galbūt ir tų followerių ir vat iš tikrųjų noriu pasidalinti. Tai su kai kuriais mes taikėme tikslą 3-2-1 taisyklę, kuri yra apie tai, kad pavyzdžiui, tu per savaitę pasikvieti 3 žmones į savo kontaktų ratą, parašai 2 komentarus LinkedIn po bet kuriais įrašais, kurie tau rezonuoja ir parašai vieną įrašą. Bet jau čia tie, kurie turėjo savo LinkedIn paskyrą ar ne, tai jau jie buvo tokie drąsesni. Su kai kuriais mes taikėme tikslą parašyti 2 įrašus per savaitę ar per mėnesį, su kai kuriais mes susitarėm, kad jie pasieks 500 kontaktų, ar bus kai kurie net pakviesti į renginį iš savo komunikacijos dėka, ar ne. Ir aš pati asmeniškai tikrai turėjau tokį tikslą ir jį pasiekiau, tai mano buvo tikslas, kad komunikuočiau taip, kad mane pakviestų į konferenciją pakalbėti. Tas įvyko kovo mėnesio viduryje, tai tikrai labai džiaugiausi. Ir kaip minėjau, tikrai kai kurių tie tikslai buvo susikurti anketą ar dar kitokį. Tai ar pavyko ta pirmoji laida, aš taip norėčiau apibendrinti ir pasidžiaugti, kad tikrai man kaip projekto savininkai vertinu taip, kad tas pirmasis bandymas pavyko. Vieni kolegos tapo LinkedIn naudotojais, kiti talpino aktyviau žinutes ir palaikė vieni kitus. Bet iš tikrųjų tai pamatuoju projekto sėkmę ne tik paspaudimais viešojoje erdvėje ar kažkokią tai statistiką, bet mes tiesiog pamatėm labai gerą poveikį ir vidiniai organizacijos kultūrai. Kolegos susipažino vieni su kitais, nes gal per darbus nebuvo tiesiog susitikę ar ne, 300 žmonių vis tiek ar ne yra gana daug, o tiesiog atsirado ir tokia, tai buvo susipažinimo forma, palaikymas vieni kitiems ir tikrai mes gerai praleisdavom ir produktyviai ir kokybiškai tą laiką. Bet po pirmos laidos man to tikrai neužteko ir norėjosi kito lygio, tai aš norėjau tos kokybės, pamatuojamumo, mačiau, kad kolegos gali dar labiau įsitraukti į šitą programą. Tai mes startavom su antra programa ir jau aš atėjau pas kolegas su labai konkrečia vizija. Tai ką mes darėme kitaip? Tai aš informavau kolegas, kad ambasadorių laida antroji išsiskirs tuo, kad ne tik mokysimės, bet ir tikslingai sieksime tikslų, bendrų tikslų ir asmeninių. Ir iš tikrųjų aš galvojau, kad nustatyti, pristatyti ir konkretus KPIs mano kolegas ir gąsdins, bet tikrai taip neįvyko. Kolegos tiesiog apsidžiaugė ir jų prisijungė dar daugiau negu pirmajam cikle. Tai 23 metais Liepą, gruodį turėjome 20 ambasadorių, kurie aktyviai komunikavo, 24 sausį kovą mes turėjom 42 žmonės. Tai aš juokiausi, sakau kolegoms, greičiausiai jums patinka ar ne, kai turi tą tikslą tokį labai konkretų ir žinot, ko sieksime, tai iš karto tų entuziastų atsirado daug daugiau.
Tai mano noras buvo startuoti daug greičiau, tai aš sukūriau mokomąją medžiagą leidinį, tai čeklistą, kaip susitvarkyti savo LinkedIn profilį, iškėliau labai aiškus tikslus. Ir tas čeklistas štai taip atrodė, tai čia šiek tiek iškarpa iš Canva šablono, bet tikrai kolegos pasinaudojo ir liko patenkinti, kaip atrodė jų profiliai. Aš iškėliau aiškius tikslus, tai tie tikslai galėjo būti įrašų skaičius nuo 2 iki 4 įrašų per mėnesį, kad turi būti parašyta, ir turime siekti impressions, ar ne, juos sekti, ir kad būtų įdomiau dar susižymėti, kokios top 3 kompanijos mus seka ir kaip auga mūsų sekėjai. Tai mes matavome tokius rodiklius ir tikrai reikėjo pasiekti tuos tikslus, parašyti 2 ar 4 įrašus ir susižiūrėti tas savo peržiūras. Tai kaip sekėsi šiek tiek statistikos? Tai neslėpsiu, iš tikrųjų buvo studentų, kurie to egzamino neišlaikė ir mūsų 40 nebeliko, bet ar man dėl to buvo liūdna? Ne visai, nes iš tikrųjų norėjosi kokybės. Tai ambasadoriai, ar ne, jie nukrito, kaip ir minėjau, nuo 42 iki 22, vėl mes grįžome prie to pradinio, matyt, tokio jo branduolio ir stipraus skaičiaus. Ką mes darėme kitaip, mes turėjom labai konkrečius mokymus, turėjome 2 susitikimus po 2 valandas, tai mes mokėmės apie LinkedIn ir asmeninį prekinį ženklą, tuomet gryninome savo tikslus, auditoriją, komunikacijos toną ir kūrėme turinį. Ir laiko investicija, nors iš tikrųjų paminėjau pranešimo pavadinimu, kad resursų nebuvo, bet resursų šiek tiek buvo, ar ne, nes reikėjo skirti savo laiką, tai aš paskaičiavau, kiek man tai užtruko kaip programos savininkei. Aš skyriau 12 valandų pasiruošimui šios programos, tai yra čeklisto sudarymas, komandos surinkimas, mokymų pravedimas ir panašiai. Tai yra pasiruošimas mokymams, patys mokymai truko 4 valandas ir palaikymas per šį ketvirtį man užtruko 19 valandų. Tai vadinasi, kiekviena parašyta kolegai žinutė, kaip sekasi, kiekvienas susitikimas ir kiekvienos paskyros apžvalga, tai visą tai galima ar nesuskaičiuoti, kad tai truko apie 35 valandas man vienai. Tai rezultatas, ar ne, sausio-vasario duomenys, tai priminsiu, ar ne, kad tai buvo daugiau negu 500 000, mes parašėme 128 įrašus, tačiau galutinėme rezultate ir mes pasiekėme 720 000 peržiūrų kiekvienam iš mūsų, tai yra susumavus mūsų įrašus, ar ne? Tai tikrai pasiekėm KPIs, nes dar kai kalbėjau ir kitoj konferencijoje pasakojau šitą keisą, minėjau, kad mano tikslas yra pasiekti tuos 700 000, tai labai džiaugiuosi, kad juos ir pasiekėm. Ir kas mus mato, tai yra, jeigu dalyvaujate panašiose konferencijose arba kurios gali būti susijęs su personalo komunikacija, tai tikrai būna dažnai, kad dalinasi skambiai organizacijos, jūs tikrai mūsų komunikaciją matot, jūs tikrai mus žinot ir gal net mane kai kurie iš jūsų matot pirmą kartą, gal kažkas ir matėt LinkedIn sraute, bet kad nesakyčiau, ar ne, jums, kad tikrai visi mus žino, tai mūsų visi tikrai nežino, bet yra tam tikras burbulas, tai galbūt jūs rasite čia savo organizaciją, tai šios organizacijos LinkedIn matė mūsų komunikaciją ir tai yra tik tai dalis sąrašo, nes tikrai viskas į vieną skaidrę netilpo, tai tiesiog noriu pasidalinti, galbūt kažkas save matot, o jeigu ne, tai tikrai kviesiu susijungti ir pamatysite, tai kaip ta komunikacija gali atrodyti iš darbuotojo apie darbdavį. Bet yra tam tikri dalykai, ar ne, ko jūs nematot ir ką aš išsinešiau, ar ne. Tai ko jūs nematėte, ar ne, tai yra tam tikros žinutės, varginančios kartais, kad kolegos ne visada deliverina tą rezultatą ir kai kuriuos tikrai reikėjo pakviesti išeiti iš to formato, nes jie jau per pirmą mėnesį
neparašė nei 2, nei 4 įrašų, tai tiesiog jau mes turėjom tokį susitarimą iš anksto. Bet apibendrinant visą šitą mūsų projektą, ką aš išsinešiau, tai kad KPI gali tapti reklama ir kad nereikėtų bijoti numatyti labai konkrečių KPI, labai konkretaus projekto laiko, nes tiesiog kiekvienas iš žmonių gali pamatuoti, ar jie gali įsipareigoti tokiam projektui ar ne. Tai aš tikrai galvoju, kad kolegas apribosiu su konkrečiais reikalavimais, bet jų atėjo dar daugiau. Toliau kitas momentas tai, kad be ownerio programos tikrai neveikia ir negalima palikti tokio projekto savieigai, nes jisai tiesiog neveiks. Ir matot komentarus kolegų, kad turi ownerį, žino, kam jie yra atskaitingi ir kolegos net rašo, kaip studentė namų darbus atlikau paskutinę naktį, paskutinę sekundę išbėgu į aikštelę ir aš dar spėjau traukinį. Ir viena kolegė vasario mėnesį parašė žinutę, toks pat azartas dar suspėti, tai 11 valandą vakare parašė savo įrašą LinkedIne, nes mes kitą dieną jau susitikom aptarti vasario mėnesį. Tai tiesiog jautė atsakomybę prieš mane ir prieš save, tikiuosi. Ir labai aiškus procesas, mes žinom, kaip prasideda, kaip baigėsi ir kas toliau. Tai iš tikrųjų, ką mes darysim, tai aš visiškai tiesiog atsižvelgiau į kolegų lūkesčius ir kad jie nori ar ne dalyvauti tolimesnėse programuose ir atliepiu į tą pavadinimą šio ar ne pristatymo mano ir pranešimo, tai be resursų neprasisuksim ar ne mes, bet tikrai resursas brangiausias bus jūsų laikas ar ne, jeigu jau jūs dedikuosit šeimininką, tai jisai gali tai padaryti iš savo kompetencijų, pravesti tokią programą ar ją palaikyti. Ir tai kur tas milijonas, tai kad taip skambiai skamba ar ne, tai milijono dar nepasiekėm, bet tai yra kitas KPI mūsų rudens laidai ir tikiuosi, kad po rudens laidos galėsiu aš jums pasakyti, kad taip mes pasiekėm tą milijoną, nes iš tikrųjų pamatėm, kad mes esam labai arti to skaičiaus, tai tikrai tikiu, kad mums tai pavyks, o apie tai tiesiog manau, kad parašysiu savo LinkedIn. Tai jeigu kažkam bus įdomi kelionė, tai ar mes ten pasiekėm tą milijoną, tai tikrai galėsit visą tai sekti pas mane paskyroj. Tai labai ačiū, kad pakvietė čia, kad esu čia ir tikiuosi, kad kažkokių klausimų iškilo. Tai ačiū visiems.